Sveiki, su jumis Brilliant, buvprofesionalas.com ir šiandien yra vasario 18, labai ankstyvasis rytas. Ir mano video po ligos, tai 3 dienas pragulėjau lovai. Tai pirmą dieną iš vis buvo belė kaip šakės, trūkčiojo akis, spaudė visus sąnarius, kojas skaudėjo, galvas skaudėjo, karšta buvo, drebėjau nuo šalčio ir viskas vienu metu. Ir buvo taip sunku, kad net iš vis negalėjau atmerkti nei akių, nieko, tai tiesiog visą parą taip ir pragulėjau. Neatsimenu, kada tai buvo sunku. Antrą dieną jau buvo geriau, antrą dieną jau pradėjau valgyti obuolius ir bananus. Pirmą dieną tik tai geriau vandenį ir arbatą, antrą dieną jau buvo obuoliai. Ir trečią dieną irgi praktiškai obuoliai ir bananai. Buvau išėjęs pusryčiams, valgiau daržovių salotų. Labai džiaugiuosi, kad taip, toks raw racionas, kai sergu. Čia matosi arbatos išgertos. Vaistai. Ir jau rytoj planuoju grįžti į pokerį, tai turbūt nebandysiu žaisti nuo limito, pabandysiu limit, nes šiandien, kai buvau išėjęs į lauką iki kavinės, tai net apsisuko galva nuo to šviežio oro ir šviesos, nes 3 dienas pragulėjus lovai, horizontalioj padėty, tai toks reikia biškį laiko, kad atsistatyti ir protelis visiškai nedirba. Nieko neįsivaizduoju, kas yra pokeris, tai reikia biškį taip įsivažiuoti, tai su limit holdama, kad nepadaryti klaidos ir nepralošti per vieną dieną to, ką uždirbau visko. Tai čia yra dar vienas labai smagus dalykas, kurio smagumą aš pajaučiau sirgdamas. Tai yra džiovyklė, ko mes Lietuvoje turbūt mažai kas naudoja. Tai įmeti rūbus ir jie per 20 minučių pasidaro sausi, tokie, kad gali dėti, prie veido. Ir žinot, būna tas momentas pradžioj, kai tu sergi, man buvo 1 diena ir aš nieko negaliu paliesti, nes viskas man šalta ir nuo visko purto. Negaliu paliesti šaukštelio, nes nuo jo man šalta darosi, rankenos negaliu paliesti, nes iš karto šaltis krečia. Tai tokia būsena, kai tau, norisi tik šiltai būti, tai tuo metu mažiausia, ko norisi, tai skalbtis rūbus, džiauti juos šlapius ir laukti, kol jie išdžius. Vėlgi, čia priverstinis dalykas, ne šiaip sau, nes keičiu maikės visas per vieną naktį pakeičiu, nes belia kiek daug prakaituoju. Tai, džiovyklę užskaitau, labai geras dalykas. Dar vienas geras dalykas, tai yra, gaunasi, kad nieko nedarant vyksta kaip treniruotė. Tai tiesiog 3 dienos ant obuolių ir vandens ir kosėjimas. Ir pradėjo ryškėti preso, kontūrai. Tai buvo pati geriausia treniruotė tiem, kas tingi kažką daryti, tai gulėkit lovą ir kosėkit. Ir 1 dieną tai nieko negalėjau daryti. Šiaip galvojau apie mamą daug, kad, nereik numirti Amerikai, nes gaila jos būtų. Tai, o kitas dienas, jau šiandien, tai žiūriu filmus visą laiką ir žiūriu Borną. Tai jeigu kas nesat matę, labai rekomenduoju, man visai patiko. Ir kodėl aš jį žiūriu, todėl kad kai mes žaidžiam Vegasą, tai šiuo metu yra filmuojama Borna 5 dalis. Aš jau pažiūrėjau 3, visos labai cool, liko 4 ir aišku, kai po metų išeis 5, irgi bus labai smagu pasižiūrėti, nes tam tikra prasme primins mūsų kelionę. Ir labai daug žmonių klausia apie rezultatus, tai aš esu sužaidęs dabar 3 savaitės gryno pokerio, tai yra apie 18-19 dienų, kai aš žaidžiau. Ir aš galvoju, aš sužaisiu dar 1 savaitę, dar 6 ar 7 dienas ir aš jums pateiksiu rezultatus. Bus 4 savaitės, tai apie 25 dienos gryno žaidimo, sudėjus laisvas dienas gausis mėnesis. Tai tada ir pasižiūrėsime apie skaičius, apie viską ir tiek. Tai su jumis buvo Brilliant, buvprofesionalas.com iš Las Vegaso. Iki.